Ok, jūs nepatikėsit, bet štai tiek aš visko turiu. Šiandien aš dėl jūsų einu į second handą, kur viskas pirmaniais po 30 centų, einu ten nuo 9 ryto, kad galėčiau kažką rasti ir jums parodyti, jeigu rasiu. Tai tikiuosi kažką rasiu ir išeis mums šitas video. O va, kokie rytiniai šiauliai tušti. Labai iš tikrųjų tikiuosi kažką rasti. Nežinau, gal kokius 4-5 mėnesius aš nebuvau šitam second handą. Šiaip buvau užsukus, bet niekada nebuvau ryte, kai 30 centų šiaip nebuvau ir ten labai daug žmonių. Tai pažiūrėsim, dabar yra be 10:09. Va, jums Šiaulių gatvės. Nėra čia taip baisu čia. Žinot, kiekvienas miestas turi savo pliusų ir minusų, bet aš matau ten begalybę žmonių prie to second hando. Va, kaip gražiai čia. Va, tenais yra, žodžiu, tas second handas. Jūs matot, kiek ten jau žmonių. Žinokit, kiek daug visko radau. Visą išleidau 6 eurus. Tai realiai už 6 eurus nusipirkau visą naują drabužių spintą. Kas netiksliau čia sukelsiu Vinted, bet negalėjau nieko ten pafilmuoti, nes ten reikia greitai tos rūbus grėbti, nes kas pirmesnis, tas gudresnis. Žodžiu, kai daug tų žmonių ir ten tų rūbų labai mažai būna. Tai žodžiu, reikia greit pasimti. Nieko nesimatavau kaip visada, nes labai daug tų rūbų ir kai grįšiu, šiaip radau žiūri tokių neblogų visai dalykiukų, tai nekantrauju pasimatauti ir jums parodyti. O šiaip kas dar man patinka, kad tenais labai daug būna H&M, Zaros ir Monkey rūbų, tai tikrai, ta prasme, tie stiliai tokie normalūs ir šiaip po 30 centų, ta prasme, kiti rūbai netgi būna su etiketėm. Buvau radus dar tokius kaip kailinukus, Xesas, tai pagalvojau, kad neimsiu, nes po to nebus kur kišti. Biškai, kad būtų Esas, tai būtų dar, nes man patinka vis tiek kažkokį tai mėgstinį pasivilti, bet šiaip prisėmiau daugiau tokių pavasarinių, vasarinių rūbų, nes jų man labiausiai reikia, dabar žieminių tokių mėgstinių viskų turiu, bet ir šiaip tokių mėgstinių nelabai ten būna. Ten daugiau tokias bliskutės. Pasiėmiau tokį sijoną, pasiėmiau suknelę, tai pamatysit. Toks tikras pavasaris, mes dabar einam pasivaikščiot ir tada jau parodysiu, ką nusipirkau. Va, žiūrėkit, kaip reikia vaiką vežiuoti. Kišk ranką į pelkę. Labu, kad tai šiandien, kai buvau išėjusi į second handas ryte, žinokit, aš ant tiek gerų dalykų radau ir labai noriu pasidalinti. Ir iš tiesų savo video norėčiau gal paskatinti žmonės pirkti second hand parduotuvėse. Aišku, ne visada pasiseka tiek visko rasti po 30 centų, kartais nueini ir tikrai nieko nerandi, bet šiandien buvo man labai sėkminga diena. Radau labai daug daiktų iš H&M, Zaros, Monkey, mano mėgstamos parduotuvės, tai parodysiu jums, ką įsigijau ir kaip pritaikyčiau savo kasdieniniam stiliui. Ok, jūs nepatikėsit, bet štai tiek aš visko turiu ir dabar viską susimatuosim ir jums parodysiu, o kas netiks, tikriausiai įkelsiu į savo Vinted accountą arba kažkam perleisiu, kaip ir sakiau, dažnai atvažiuoja pas mane sesė, tai jai perduodu arba tiesiog šiaip atiduodu, kad mama išdalintų arba įmetu į tuos rūbų konteinerius, nežinau, tenais pasiema rūbus ir išdalina tiems, kam jų reikia. Aš visada už second handus ir visada už tai, kad mes suteiktumėm senam rūbui naują gyvybę. Iš tiesų, second hand parduotuvėse rūbai būna labai geros kokybės, bet ir jeigu tik netingi pasiknist, gali rasti tikrai gerų perliukų, kaip aš šiandieną radau belekiek gerų rūbų po 30 centų. Kaip visada labai atsiprašau, kai turėsim didesnės patalpas, galėsim filmuoti plačių vaizdų, bet mano butas labai mažas, tai reikia pasukti vaizdą taip, kad matytumėt maždaug rūbų derinius. Einam persirengti ir grįžtam su pirmu outfitu. Gerai, pradėsime nuo pirmo viso outfito, kurį nusipirkau. Tai būtų šitos kelnės, jos yra originaliai iš H&M ir šita bliskutė yra iš Monkey. Aš pagalvojau, kad vasarai labai faina. Šiaip, kaip ir sakiau, savo spintą noriu įtraukti daugiau spalvų, man atrodo labai kažkaip
dėrėjo šitas visas komplektas. Maikutė tokia labai faina ir spalva jos tokia graži. Ir šiaip, kadangi tas kalneriukas, tai tokia kaip stiliaus detalė, aš dar įsivėriau diržą, jį turėjau. Šiaip tos kelnės yra man kaip tik ir jos tokios kargo, tai gali daug kur priderinti. Ką aš galvojau, kad ant viršaus galėčiau užsidėti savo naują švarkelį, kurį pirkau iš Zaros. Būtų jau visas outfitas kartu. Man atrodo visai neblogai čia viską žiūrisi. Gerai, kitas pirkinys, tai būtų šita palaidinė ir tokios velvetinės kaip klasikinės kelnės. Labai puikiai, tiesiog idealiai man tinka. Šiaip šita palaidinė labai faina, man patinka visada. Maikė su tokiais va printais, tai šiaip labai gražiai atrodo. Ir dar ne viskas, dar nusipirkau štai tokį švarką. Dar gaila, kad nepilkas, bet jis man puikiai šiaip tinka prie šito outfito. Aišku, galėjo būti kelnės rudas arba švarkas rudas, bet šiaip šitas švarkas man idealiai tinka ir jis taip gražiai šiaip atrodo. Galbūt ne prie šitų kelnių, galbūt reikėtų pasiimti rudas kelnes arba juodas, bet wow, šitas švarkas už 30 centų. Gerai, toliau turim štai tokią XS suknelę. Šiaip man labai fainiai atrodo, viskas yra gerai, bet žinot, ką aš pagalvojau? Pagalvojau, kad man šitas lankėlis labai prie visko šiandien tinka. Aš galiu užsidėti šitą švarką viršus, tarkim, aukštesnius batus, rudą rankinę ir jau čia kaip visas ir outfitas gaunasi. Šiandien nusipirkau dar kitą švarką, kuris yra iš Only, bet galite patikėti, kad šitie visi rūbai po 30 centų. Ta prasme. Žiūri, faina, tiek gali visokių outfitų prigalvoti. Aišku, gal čia šitie outfitai nelabai dera, tie, kuriuos nusipirkau, nes vis tiek sunku sukurti outfitą second hand'e. Tai derinu, ką galiu, bet šiaip priderinus prie savo senų rūbų, tai manau, kad išeis labai daug outfitų iš tų visų rūbų, ką aš čia nusipirkau. Šiaip dar pagalvojau, jeigu priderinus, pavyzdžiui, diržą, tai toks visai ir outfitas gaunasi. Nelabai man toks klasikinis stilius, bet nežinau, ką jūs manot. Pasiėmiau štai tokį kimono, čia tik tai trūksta diržo, bet galiu jį pasisiūti arba tiesiog sagą įsisiūti. Čia šiaip yra kimono chalatas, kaip suprantu, tai pasiėmiau namam, šiaip labai toks fainas namų rūbas, žinot. Man visada patinka tokie chalatai, nors čia gal ir įsivėrus, o taip pat diržą kaip ir suknelė gautųsi, net neįsivaizduoju, bet jo, šiaip jis yra iš mango ir netgi buvo su etiketė, vadinasi, jisai visiškai naujas. Reikia taip pat pirkau iš Zaros tokią mini suknelę, iš tikrųjų žiauriai faina, tik man atrodo reikia šortukų man po ją, nes, žinot, su vaikais atsitupė, atsistoja, bet labai faina, tokia kaip tik, žinot, tik galbūt lemenukas čia nelabai koks, nes čia tokia sportinė maikutė pas mane, bet jo, šitas žiauriai faina. Už 30 centų vasarą, tai tikrai sunešiuosiu. Nu, dar nusipirkau štai tokią bliuskutę. Džinsai jau yra mano, bet šitą bliuskutę man labai patiko, tokia, nežinau, princesiška ir rankovės labai fainas ir pati bliuskutė tokia patogi, žinot, apsitempė. Tai galvojau vasarą prie kokio sijono arba šiaip prie džinsų labai tiks. Pirkau dar ir šitą bliuskutę, tokia maikė, megztinis, nežinau, bet vasarą labai faina, kai nėra taip labai karšta, bet ir nėra šalta, tai toks kaip džemperiukas trumpom rankovėm, bet kadangi rankovės pūstus, tai šiek tiek puošnesnis. Na ir tada turim štai šią suknelę ir aš jau matau, kaip jinai bus mano mėgstamiausia vasaros metu, nes labai patogi ir jin tokia ilgesnė. Nežinau, bus labai patogu, kai važiuoju prie ežero kažkur neapsimauti, šiaip originaliai jin yra iš H&M. Aišku, dabar čia susikišau lemenuką, reiktų čia arba iš vis be lemenuko, arba lemenuko kokio nors kitokio. Bet jo, šiaip žiauriai fainas toks printas, jin tokia paprasta, balta. Nežinau, ką jūs manat, jin tokia šiaip gan ilga yra. Bus labai patogu. Dar pasiėmiau šitą džemperį žiauriai cute, net turi kišenės tokias mažas. Žodžiu, man visada labai patinka viršus, kuris yra crop top. Vien dėl to, kad aš stengiuosi visą sukurti tą smėlio laikrodžio figūrą, nors pas mane jin tokia ir yra. Tai labai man tinka drabužiai, kurie išryškina tą liemenį. Ir, nežinau, bent jau man tai labai patogu, kai būna crop topiniai megztiniai, aš pati tokio neturėjau, o čia toksai va džemperiukas, šiaip originaliai jisai iš H&M, tai man žiauriai patiko. Dar ta spalva tokia rūžava visai mane atgaivina, tai
Jo, vin šitas. Štai tiek visko prisipirkau, manau, tikrai radau neblogų dalykėlių, neblogų rūbų, nežinau, pakomentuokit, kaip jūs manot, ar nusipirkau kažką gero, kaip jūs manot. Aišku, tie stiliai, kurias dabar čia pasimatavau, galbūt ten nesutapo vienas su kitu, nes, kaip ir sakiau, pilną outfitą gan sunku rasti, bet tikrai priderinsiu tuos rūbus su turimais savo spintoje. Šiaip dabar jau tikrai jaučiuosi atsinaujinusi, nes kiek ir iš Zaro šiek tiek nusipirkau, iš Asos ir iš second hando. Aš nesakau, kad aš neperku kitose parduotuvėse, bet tikrai visada apsižiūriu second handuose prieš pirkdama fizinėse parduotuvėse, nes sutaupyti tikrai gali daug pinigų ir kaip matot apsirengti tikrai gali rasti kažką. Tai pakomentuokit ir jūs, ar perkat second handą ar ne, ir pakomentuokit, ar patiko bent vienas iš šitų drabužių. Na, o aš susitiksiu su jumis savo kitame video. Nepamirškite paspausti subscribe mygtuką pačioje, laikant šią video. Sekantis video tikriausiai bus vlogas, tai lauksiu jūsų ten. Ir ačiū, kad žiūrit.